were created for people with disability, and they were one of the first to open such engagement. Tai čia turim pagrindinę įstaigą 2001-2011 padalinys. They opened the first in 2001. Padalinys 11 and then a branch in 2011. Ir šiuo metu esame kelyje prie mūsų jungia padalinį jaunimo centrą. And now they are creating a youth center. Tarp šitų neįgaliųjų mūsų esančių įstaigoje yra be galo daug įvairios lyties ir vaikinų ir merginų. And they have both men and women among those disabled people. Jaunuoliai nuo 18 metų jau neapibrėžto amžiaus. They take people from 18 years old and onwards. Tačiau šiandien aš apsistosiu ties merginomis, moterimis, kuriom teikiame mes paslaugas ir kokius labai jautrius dalykus pastebime per eilę darbo metų. But she wants to speak today about women who are clients of their center and what sensitive problems they have. Vaikinai, kurie pakliūva į mūsų įstaigą, jie dažniausiai išeina į darbo rinką fiziniams darbams dirbti. Malkoms kalbėti, aplinkai prižiūrėti ir taip toliau. If we're speaking about men, those men who come to their center, they mostly work physical work. They can,